herojus yra grafas Antanas Tiškevičius. Ir dabar noriu tiesiog paklausti, kas be visų šitų reklamų apie šitą paskaitą prieš tai buvo girdėję apie šitą asmenį. Gal sakys pardavė apie kažką. Nu, va, čia yra nebiržėtas, tikrai, jis nuo biržų yra toli. Tai iš tikrųjų, kad nėra daug girdėjusių, tai yra nieko keisto. Aš kai pradėjau šitą asmenybę domėtis, nes jis yra mano vienas iš disertacijos objektų. Tai man pačiai pasidarė labai įdomu, kaipgi gali būti, kad žmogus, kuris iš tikrųjų nuveikė tikrai labai daug ir būtent labai daug gero padarė Vilniaus miestui, na, tarsi nepaliko jokių apčiuopiamų pėdsakų. Ir juo labiau yra keista todėl, kad grafas Antanas Tiškevičius nebuvo eilinis bajorėlis, nežinau, kažkokios smulkios šlėktos atstovas ar panašiai. Vis tik tai buvo atstovas šeimos, kuri, na, ypatingai XIX amžiuje ir netgi iki Pirmo pasaulinio karo tiesiog karaliavo Lietuvoje. Tai yra labai garsi Tiškevičių šeima. Ir jo tėvai buvo Juozapas Tiškevičius ir Sofija Horvataitė. Juozapą Tiškevičių tai tikrai visi esat girdėję, tai yra Kretingos, Palangos, Lentvario ir Užuprakio savininkas, tai yra tas, kuris supirko šitą žemės ir vėliau paliko savo sūnus. Ir šitas Juozapas Tiškevičius su žmona susilaukė daugybės vaikų, berods 9, dabar nepameluosiu, ir 5 iš jų buvo sūnus. Tačiau būtent įdomu yra tai, kad daugiausiai žinoma tik apie 4 iš jų. Apie tos, kurie paveldėjo šitas visas garsias užmiesčio rezidencijas. Tuo tarpu Antanas Tiškevičius, paprastai tariant, yra toksai, na, outsideris. Toks, kuris tarsi, na, išnykęs, paslėptas po kitų vardais ir apie jį tarsi, kaip ir žinoma, tarsi ir ne. Nes, pavyzdžiui, kiek rašo įvairiausios enciklopedijos ir panašiai, apie jį yra kažkokių tai žinių. Bet dažniausiai tiesiog pasakoma, kad, na, tai buvo pramonininkas ir pirklys. Viskas. Daugiau nieko. Na ir išeina šita visa intriga. Ir dabar pabandžiau atsakyti iš tikrųjų tos klausimus, kodėl apie jį nieko nežinoma. Tai visų pirma, pirmas atsakymas būtų labai paprastas, kad tiesiog priešingai nei broliai, jis nepaliko jokios ištaigingos užmiesčio rezidencijos su, na, tarkim, ir to paties Eduardo Andrėjų kurtų parku. Jeigu turim Lentvarį, Užutrakį ir visus kitus, nu, kad ir nežinau, jeigu net ir atėmus rūmus, kurie taip pat yra įspūdingi savo architektūrą, tada lieka parkas kaip toks, na, labai įdomus ir vertingas objektas. Tai šiuo atveju Antanas Tiškevičius tokio dalyko nepaliko. Ir to sužinosim kodėl. Kitas dalykas, net kai apie jį rašo kaip apie, na, pramonininką pirklį, tai savaime tarsi, na, nesunku yra numanyti, kad turėjo būti kažkokie įspūdingi pramonės objektai, kažkokie galbūt fabrikai, gamyklos ar kažkas tokio. Viso to taip pat beveik nėra. Viskas irgi yra dingę. Taip pat bent jau man asmeniškai nepavyko rasti ir jokio jo asmeninio archyvo, arba jis yra neišlikęs, kas irgi būtų, na, logiška turint omeny karus ir jo tokią gana tragišką baigtį. Arba tiesiog jis yra kažkur kitur, galbūt pas jo palikuonis, kurie šiuo metu gyvena Kanadoje. Ir galbūt jie kažką turi, nežinau, nori duoti, nenori duoti. Tai, bet žodžiu, nėra ir tokio tarsi rašytinio palikimo. Vienintelės jo tokios, na, asmeninės nuotraukos, jo šeimos asmeninės nuotraukos, kurias man pavyko rasti. Tai yra Kretingos muziejuje saugomos archyve. Tai, na, tik ten ir pavyko praktiškai sužinoti pirmą kartą, kaip šitas įdomus žmogus atrodė. Meno kolekcijas, be abejo, buvo kolekcionierius, mecenatas ir panašiai, vėlgi išblaškyta. Yra tik tai likučiai, dar keletas įrašų apie tos kūrinius, kuriuos jis dovanojo Vilniaus mokslo ir meno mylėtojų muziejui. Keletas darbų yra išlikę Lietuvos dailės muziejuje, o daugiau viskas išblaškyta. Tai tarsi kaip ir yra žmogus, bet jo kaip ir nėra. Nėra nieko, kas apie jį tarsi papasako. Ir vis tik iš amžininkų prisiminimų, iš tokių, na, trumpų žinučių archyvose pavyko sudėlioti tokį, na, gana fragmentišką jo biografijos portretą. Tai va tą dalyką aš jums pabandysiu šiandien parodyti. Taip, dabar apie jo jaunystę žinoma yra labai nedaug. Praktiškai tiek, kiek papasakojo dukterėčia Sofija Potocka, Lentvariškio Vladislovo duktė. Tai žinoma tik tiek, kad jis įgijo gana tokį, na, tradicinį tiems laikams jaunuolių išsilavinimą. Tai yra, kad jis mokėsi kartu su broliais Peterburge, štai čia mes jį ir matome, sėdi brolis Juozapas, kuris vėliau paveldės Užutrakį, stovi pats Antanas dar visai jaunas paauglys būdamas, vėliau mokėsi Polavuose. Aš to buvau baisam. Ne, tiesiog dėl akinukų. Čia nesanas tikrai. Ir maždaug kažkur aš taip įsivaizduoju, kad apie 90-osius metus jisai turėjo grįžti į Vilnių, nepaminėjau tiesa, kad gimė 66, tikriausiai Lentvaryje.
Ir maždaug apie 90-uosius jis, taip mano manimu, turėjo grįžti į Vilnių. Kur jisai apsistojo, ar jisai apsistojo Lentvaryje, ar kažkur kitur, aš nežinau. Gali būti viena iš versijų, kad galėjo jis gyventi pas giminės, kad ir Trakų gatvėje, nes jo tėvai, konkrečiai motina, turėjo namą, kur dabar yra Mickevičiaus biblioteka. Jeigu žinot, yra 2 pastatai, tai ten taip pat priklausė šitai šeimai. Plius kitoj pusėje gatvės buvo dar ir Raudondvario Tiškevičiam priklausančios nuosavybės, žodžiu, tarsi ir Vilniuje jam apsistoti, kaip ir buvo kur. Ir iš tikrųjų tokios, garsesnės žinios apie šitą asmenį ateina iš, kažkur tai 92 metų panašiai. Paskutinio dešimtmečio, ar tai nėra atsitiktinumas, kadangi 1891 metais miršta jo tėvas Juozapas Tiškevičius, gyvenęs garbų amžių ir palikęs tikrai labai didžiulį palikimą. Ir šitas metas, tai 91 metai ir 92, kada vyko turto dalybos, yra testamentas išlikęs beje šitoje pačioje bibliotekoje, jis yra toks esminis lūžio taškas visai šitos šeimos jaunajai kartai, tiek broliams, tiek seserims ir panašiai. Nes jie paveldi iš tikrųjų labai didžiulės sumas pinigų, bet to paveldi labai daug nekilnojamo turto, ir pradeda visi kurtis. Ir kaip ir minėjau iš pradžių, Palanga atitenka Feliksui Tiškevičiui, turim puikius rūmus, puikų parką, Kretinga Aleksandrui Tiškevičiui, vėliau ir jo vaikai paveldi, Lentvaris Vladislovui Tiškevičiui, Užutrakis Juozapui Tiškevičiui. Daugiausia gal tokių, rekonstrukcijų, kur praktiškai nuo nulio viskas yra statoma, tai yra Užutrakiai ir Palangoje, tuo tarpu Lentvaris ir Kretinga, daugiau tokie yra rekonstruojami senesnieji rūmai. Tai čia turim 4 brolius ir vėlgi, kurgi tas Antanas? Antanas taip pat paveldi labai, tokią gražioje vietoje esančią valdą, tai yra Kairėnus. Kairėnus, kur dabar yra Vilniaus universiteto botanikos sodas, bet kalbėti apie Kairėnus taip, kaip kalbam apie Lentvarį ir Užutrakį, tikrai neįmanoma. Ir ne vien dėl to, kad ten nėra rūmų. Rūmai kažkada tiesa buvo ir 18 amžiuje buvo ir jie netgi ir 20 amžiaus pradžioje. Mediniai, tik tai, kad sudegė, man regis, kad ne per Pirmą pasaulinį karą. Bet skirtumas nuo kitų rezidencijų, kurios atiteko broliams, yra tas, kad tokių esminių pertvarkymo darbų Antanas Tiškevičius šitam dvare nedarė. Vienintelė, ką jis padarė, jis išplėtė ūkinę dalį. Jo tėvas jau pirko apie 70-uosius metus šitą dvarą, numanydamas tokią jam gana ūkinę paskirtį. Ten veikia malūnas. Ir šitokia vieta buvo tinkama žemės ūkiui vystyti. Ir Antanas Tiškevičius paliko senuosius dar nuo Pocinskių laikus menančius medinius rūmus. Jų netvarkė, ten tik tai savo šeima ar giminėm atvažiuodavo, pailsėti, kaip sako, piknikui. Arba kartais tiesiog, pasijodinėti ir matyti tas pasijodinėjimas gal ir buvo tokia viena, iš tų funkcijų, kurie daugiau galbūt grafas naudodavosi. Ir čia matom to įrodymą, tai būtent Tiškevičių jų laikais pastatytas sklides, kurios dabar yra restauruotos. O daugiau praktiškai nieko. Ir dabar kyla klausimas, tai kurgi jis pasidėjo, Jeigu visi broliai iš tikrųjų jie ne šiaip pasistatė tam tos rūmus visus Kretingoje ir panašiai, kad tiesiog atvažiuotų vasaromis, ne, jie ten rezidavo. Ten buvo šeimos tokios pagrindinės rezidencijos. Tuo tarpu Antanas Tiškevičius, beje, ganėtinai prieštaraudamas šeimos valiai, pasielgė visiškai kitaip ir ganėtinai, taip netipiškai, sakyčiau. Jisai 1894 metais už 85 000 rublių, tai taip sakyčiau visai nemažai, nusiperka tokio labai garsaus ir prieštaringai vertinamų visuomenės veikėjo Ignoto Gordon-Milevskio rūmus, kuriuos visi dabar tikriausiai žinote kaip rašytojų sąjungos rūmus. Čia visai netoli už kampą. Tuometiniam Švento Jurgos skersgatvyje, dabar Sirvydo gatvėje. Kodėl jisai pasirinko būtent šitą pastatą, tai iš tikrųjų numanyti nėra sunku, kadangi pastatas buvo visai neseniai baigtas statyti, regis 85 pabaigtas, plus 93 metais, dar jaunas tuomet, Tadeušas Rostorovskis, kaip tikriausiai šitą architektą visi žino, ten buvo, tokius, kaip pasakyti, pataisimus įrengęs ir praktiškai beliko tik tai vieną, liko tik tai prisijungti prie miesto kanalizacijos. Tai, tarkim, apskritai iš tos praktinės pusės gyventi tokiuose rūmuose, kurie yra naujai sutvarkyti, buvo labai patogu. Kitas dalykas, jeigu kas esate girdėję apie Gordon-Milevskį, tai jisai buvo didžiulis meno mylėtojas, tiesiog ganėtinai pretenzingas, bet jis tos rūmus jau projektavo su ta mintimi, kad juose bus eksponuojama jo meno kolekcija. Tai jau buvo rūmai numatyti kaip,
ekspozicinės erdvės. O kadangi Antanas Tiškevičius, kaip kartu ir visa jo plati giminė, taip pat buvo meno kolekcionierius ir puikiai išmanė tiek vietinė, tiek užsienio meistrų kūrybą, na, tai jam tiesiog turėjo būti labai patogu. Tai štai 94 metais jis įsigyja šitos rūmus ir panašu, kad džiaugiasi ne jis vienas, džiaugiasi ir visuomenė. Ir čia radau tokią labai gražią citatą iš laikraščio beje, tuometinio, kuriame tiesiog, na, atliepiamas šitas įvykis, kada tiesiog jaunas žmogus, pasiturintis žmogus nusiperka rūmus pačiame miesto centre. Tai skambėtų taip, žmogus jaunas, išsilavinęs ir geros valios, jau leido apie save sužinoti platesniems visuomenės sluoksniams. Geriausias to įrodymas, kad per pastaruosius miesto valdybos rinkimus turėjo daugiausia galimybių gauti burmistro postą. Gerai, kad kaip tik į tokias rankas pateko grafo Milevskio rūmai. Žodžiu, visuotinis džiaugsmas, kad jaunas žmogus, išsilavinęs ir geros valios, įsigyja rūmus, kurie tarsi, na, jo yra verti. Ir yra pinigėlių, yra šiokie tokie verslo planai, yra vieta, kur galima gyventi, trūksta tik tai vyro, trūksta žmonos. Ta žmona, na, rado, sakyčiau, gana jisai nesunkiai, manoma, kad per vieną iš tų garsiųjų Vilniaus karnavalų yra netgi, na, iš tiesiog to metų prisiminimų kalbama, kad, na, Civinskos užbūrė visus. Ir ta Civinska, tai yra Elena Civinska, labai garsaus okulisto Zigmanto Civinskio duktė ir Marijos Šostakovskos. Jos tėvas buvo toks, na, ne tik kaip daktaras pasižymėjęs, bet ir kaip filantropas, tokia gana garsi, geranoriška asmenybė. Ir tiesa, kai kur visuomenėje girdėjosi tokie, na, pasišnibždėjimai ir nuostaba, kad grafas, kuris iš tikrųjų labai mėgo visuomeninį gyvenimo pobūvius ir panašiai, tokį smarkų audringą gyvenimo būdą, pasirinko sąlyginai tokią, na, ramę, šeimynišką merginą. Nes buvo manoma, kad iš tikrųjų jam pagal jo būdą tiktų tokia, na, smarkesnė truputėlį mergina. Tai vestuvės, manoma, įvyko arba 95-aisiais, arba 96-aisiais, čia skirtingi šaltiniai skirtingai šitą datą nurodo, ir įvyko Vilniaus katedroje, tai visai, sakyčiau, netoli. Ir apie pačią Eleną Tiškevičienę, žinoma, iš tikrųjų yra labai nedaug, o iš to, ką pavyko sužinoti, tai galima numanyti, kad, na, ji buvo gana tipiško tam laikui asmenybė, na, turtingo žmogaus žmona, kuri užsiema taip pat filantropijoje, užsiema labdaringa veikla. Aktyviai dalyvavo Šventos Jadvygos draugijoje, kurią įkūrė beje jos moša, tai yra jos vyro Antano Tiškevičiaus sesuo Marija Tiškevičiūtė, ją tikriausiai irgi daugelis esate girdėję. Na ir matyt, tiesiog rūpinosi namais, aš taip įsivaizduoju, sakau, žinių tai tikrai apie ją yra maža. Ir dabar, kaip atrodė tie rūmai, į kuriuos įžengė jaunieji Tiškevičiai? Tai atrodė maždaug taip, kaip atrodo ir dabar. Nes tai, ką mes turim šiandien, tai yra iš tikrųjų stebuklas, kad išliko tiek daug. Ir visa šita interjero įranga mus pasiekė dar iš Korvin Milevskio laikų. Ir praktiškai Antanui Tiškevičiui nedaug ką tereiko pakeisti. Na, o jau mano minėta dukterėčia rūmus apibūdina taip. Rūmai turėjo du išėjimus į gatvę. Vienas tiesiai per Bromą, į kiemą, kuriame tilpo arklidė su ratinė, o antras paradinis, vedantis į didelį dviaukštį holą su laiptinė, puoštą juodu marmuru ir meistriškai iš geležies iškaltą apdailintą baliustradą. Laiptinė vedė į galeriją, kurioje buvo durys į reprezentacinius kambarius, tokius kaip mokinių salė, valgomasis, į keletą mažesnių salonų, vaikų, tarnų kambarius ir drabužinės. Parteryje buvo pono kabinetas. Taip pat čia buvo privatų šeimininko apartamentai. Visi namai buvo apstatyti pilnais baldų komplektais. Liudviko 15 baldai pokelių salėje, 17 amžiaus Dansko meistrų juodo ąžuolo drožiniai puošė valgomai. Na, tai iš tikrųjų čia matom tik tai fragmentą, bet dar plius aprašymas, tai manau gana neblogai galim įsivaizduoti, kokia vis tik tai buvo prabanga. Kaip ir minėjau, interjerą daug kažkokių tai naujovių tikriausiai nereikėjo daryti, bet Tiškevičiai vis tik paliko savo pėdsaką, kurį mes galim pamatyti ir šiandien. Na, aš tikriausiai nesimatys. Pačiame gale, kur yra du langai ir viršų toks tarsi valkis, yra Tiškevičių herbas. Čia matys yra išdidintas ir jis yra iš abiejų valkio pusių, iš vienos ir iš kitos. Tai manau, kad vis tik ir vieta neatsitiktinė, nes kaip žinoma, kad iš tikrųjų, na, net ir visi pokyliai, susirinkimai, tie tokie, na, priėmimo vakarai, jie vykdavo pagal tam tikrą programą, moteris eina į vieną pusę, vyrai į kitą, tai galbūt pro šitą pusę vesdavo kažką, nežinau, svečius. Tai tiesiog, na, į akis kristų kažkas šeimininkas. Ir aišku, įsikūrus šituose rūmuose tikrai buvo gyvenamas toks, na, tipiškas to meto aukštuomenės gyvenimas.
Nes kaip ir minėjau, Tiškevičių karta ir kartu tuo metu apskritai aristokratija, jinai ta jaunoji aristokratija išgyveno savotišką aukso amžių, kadangi vis dar buvo iš ko gyventi. Ir šituose kambariuose čia yra buvusi pokylių salė, nežinau, kiek čia matosi tos erdvės, bet iš tikrųjų manau, kad yra galimybė ten užeiti ir pasigrožėti, dabar yra restauruota, visai neblogai. Ir viena iš šitų pokylių, kurie vyko tuo metu Antano Tiškevičiaus rūmuose, vėlgi ta pati Sofija Podolska aprašo. 1898 metų karnavalas Gedimino sostinėje buvo ypač triukšmingas. Pats prabangiausias sezono pokylis buvo surengtas Antano Tiškevičiaus rūmuose. Nuostabūs buvo tualetai bei pačių rūmų papuošimai. Susirinko apie 200 kviestinių svečių. Be šeimininkų, artimiausių giminaičių, čia buvo galima sutikti garsiausių žemvaldžių atstovus. Oginskius, Plekerius, Mineikas, Lenskius, Jelenskius, Komorus, Drohojovskius, Rėmelius, Končas, Liubenėckius, Žebuskius, Salmonovičius ir daugelį kitų. Tai vienas iš tokių pokylių aprašymų, dar žinoma, kad tikrai 20 amžiaus pradžioje buvo įvairiausi pokyliai. Ir šiaip tas toksai, gyvenimas rūmuose, sakyčiau, nebuvo išskirtinis, nes iš tikrųjų praktiškai visa šita miesto pusė buvo apgyvendinta Tiškevičių. Dabar galite įsivaizduoti, kad čia, kur mes sėdim Klementina Tiškevičiaus su savo vyru ir paryžietiškom nuotaikom, ar ne? Visai gretimai esantis pastatas su oranžerija, jeigu žinot, toksai rausvas, ar ne? Tai Vokės Tiškevičiam priklausė, žodžiu, toliau dar buvo Užutrakio savininko ir rūmai, kurie šiandien yra neišlikę jau perstatyti. Žodžiu, praktiškai visa pakrantė ir visa šita pusė priklausė Tiškevičiam ir nuolatiniai vakarėliai, pokyliai ir spaudoje labai daug yra užuominų, kad tas pats Lentvariškis Tiškevičius Vladislovas, jisai Vilniuje taip pat rengė įvairiausius karnavalus, gyvuosius paveikslus, kuriuos tada beje aukštuomenė labai mėgo, su įvairiausiais persirengimais ir taip toliau. Tai žodžiu, toks, gana linksmas gyvenimo būdas. Tačiau, aišku, Antanas Tiškevičius nepamiršo ir tokios, galima sakyti, esminės tikrosios šitos rūmų paskirties, tai yra tai, kad jie ankstesnio savininko buvo sugalvoti kaip meno dirbininkų galerijai. Ir apie tai, kas buvo Tiškevičiaus kolekcijoje, žinių kol kas dar stinga. Tačiau iš to, kas žinoma, galima iš tikrųjų tą kolekciją suskirstyti tokias, sakyčiau, 3 pagrindinės dalis. Tai viena būtų vakarų meistrų kūryba, apie kurią ir apie jos turinį praktiškai iš vis žinomos tik 2 eilutės kažkur spaudoje, žodžiu, kas tai buvo kažkur 17-19 amžiaus vakarų meistrų kūryba, viskas, daugiau nieko nėra. Kita dalis tai buvo vietinių autorių kūryba ir štai čia yra keletas egzempliorių, tai yra Joteikos Taceikos portretas, Račinskio Manevičiaus portretas ir šitie darbai yra saugomi Lietuvos dailės muziejuje, ten yra ir keletas kitų, tačiau viso labo dabar, jei nepameluosiu, man pavyko rasti ar tai 7 tik tai kūrinius, kad tu gali prieiti, pasižiūrėti, pačiupinėti. Daugiau praktiškai nieko nepavyko rasti, bet iš aprašymų dar žinoma, kad kaip ir priklauso iš tikrųjų tokios šeimos atstovui, tai buvo šeimos portretų galerija. Ir ta šeimos portretų galerija, jinai atkeliavo iš Lavojsko rūmų, kur nuo seno priklausė Tiškevičiam. Ir ji buvo, tie visi portretai buvo nutapyti vis 18 amžiuje pagal senesnius pavyzdžius. Labai garsaus autoriaus Konstantino Aleksandrovičiaus, tame tarpe buvo ir tiesiog viso ūgio garsaus giminės atstovo Jonušo Tiškevičiaus portretas, taip pat kitų, galbūt netiesiogiai su giminė susijusių asmenų, pavyzdžiui, Stepono Batoro portretas taip pat viso ūgio ir panašiai. Be to dar buvo iš Višnioveco dvaro Ukrainoje atkeliavę marmuriniai biustai itališko darbo, irgi 18 amžių pagaminti. Ir tie biustai vaizdavo ATR valdovus, tiek Leščinskį, Sobieski ir kitus. Bet kaip jie atrodė ir kur galėtų būti nors vienas egzempliorius, šiandien vėlgi deja, bet nėra žinoma. Ir šitos kolekcijos likimas toks, sakyčiau, gana tragiškas, nes mažą dalį labai jisai perleido draugijai, kuriai kūrė kartu su savo broliu Vladimiru Tiškevičiumi. Tai yra Vilniaus mokslo ir meno muziejaus draugijai, kuri beje savo patalpas turėjo šituose rūmuose, tai galima sakyti, kad iš galbūt netgi šitie darbai jie galėjo kabėti kažkur tai čia. Dalis, aišku, prapuolė per karą, dalis, nežinau, kur galėjo dingti. Taip, bet be dailės kūrinių, be skulptūros kažkokių tai objektų, labai ženklią jo apskritai kolekcionieriaus rinkinio dalį užėmė biblioteka. Ir čia matome
sukurtą ekslibrisą Antanui Tiškevičiui ir galiu pademonstruoti iš tolo. Šitoje bibliotekoje labai pasisekė mums. Iš tikrųjų yra ne vienas, ne du ir ne trys leidiniai kažkada tikrai buvo Antano Tiškevičiaus rankose. Ir čia yra 17 amžiaus Sapiegų laidotuvėms skirtas leidinys. Aišku, čia nelabai matysis. Bet yra lygiai toks pat ekslibris kaip ir mano skaitai. Tokia įdomybė, tai tikrai galite bandyti ten įdomu per katalogą susirasti, tikrai rasite, galėsite pasižiūrėti. Ir žinoma, kad jis buvo toks pats tikriausias biblofilas, Antanas Tiškevičius. Ir pats labai domėjosi senoviniais įvairiausiais leidiniais, bet galbūt tokia labiausiai intriguojanti istorija susijusi su jo biblioteka, tai yra Valerijono Gurskio bibliotekos istorija. Atsitiko taip, kad Valerijonas Gurskis, kuris irgi garsus XIX amžiaus veikėjas, paveldėjo iš savo sesers brolio Mykolo Pelkos Polinskio, tai Vilniaus universiteto profesoriaus, didžiulę biblioteką ir įvairiausių su Vilniaus universitetu susijusių dokumentų rinkinį. Ir kai jau pats Gurskis pasimirė, visas tas liko jo sūnus. Ir sūnus priešingai negu Gurskis, visiškai nesidomėjo šitais dalykais ir tiesiog viskas sandėliavo dėžėse. Na ir kažkaip jie sugalvojo to palikimo atsikratyti. Ir čia iš karto savo puikiai kolekcionieriaus uoslę pasitelkdamas Antanas Tiškevičius sumojo, kad reikia įsigyti, kad ir kas tai bebūtų. Ir įdomu tai, kad iš tikrųjų nei Tiškevičius, nei patys Gurskio paveldėtojai nežinojo, kas tiksliai yra tame rinkinyje, kuris yra parduodamas, kadangi viskas buvo supakuota. Ir buvo net ir daugelį metų paskirtas tiesiog žmogus, kuris visą tą palikimą saugojo, bet ir jis, tiesiog paprastai tariant, net krapštė tų popierių, net krapštė tų dėžių ir nepatikrino, kas ten yra. Ir vos už 3000 rublių pasikvietęs kartu Lucijoną Uzemblą, Antanas Tiškevičius, su juo besikonsultuodamas, įsigyja visą šitą tikrai milžinišką rinkinį, kurį sudarė 12 000 leidinių. Vien leidinių, įsivaizduokit, kokia tai yra apimtis. Dar plius įvairiausios dėžės su popieriais, kuriuose neaišku, kas yra. Ir kai jau atitekus į jo rankas buvo pradėta ne tiesiog knistis po tas dėžes, paaiškėjo, kad iš tikrųjų tai yra neįkainoma medžiaga, neįkainomos vertybės ir reikia su tuo kažką daryti. Paaiškėjo, kad didžiulė dalis dokumentų tai yra Adomo Čartoriskio, Vilniaus universiteto kuratoriaus veiklą liečiantis dokumentai ir apskritai Vilniaus universiteto veiklą liečiantis dokumentai. Na ir aišku, 1902 metais, maždaug tuo metu, kai buvo šita kolekcija visa perpirkta, Uzemblas, sėdėdamas tarp tų visų popierių, tarp tų visų knygų su Tiškevičiaus palaiminimu, tiesiog smulkiai rankiojo ir žiūrėjo, kasgi ten iš tiesų yra ir tuo pasiremdamas rašė straipsnius. Ir iš tikrųjų 1902-1903 metais pasirodė ne vienas Uzemblo straipsnis būtent apie šitą rinkinį, apie šitą įspūdingą rinkinį, kuris įgyjo Tiškevičius. Na ir aišku, žinios tarp tuo besidominčių sklido labai greitai ir tuo atsirado ne vienas ir ne du interesantai, kurie, norėjo visą šitą reikalą pačiupinėti. Ir tuo iš Krokuvos atvyksta Čartoriskio patikėtinis ir sutarė su Tiškevičium už tam tikrą sumą pinigų, kad bent jau Vilniaus universitetą liečiantis dokumentai iškeliautų į Krokuvą. Tas sprendimas, kad parduoti, tai čia iš tikrųjų dėl to ašaroti nereikėtų, nes tai buvo protingas toksai sumanymas, kadangi vis tik, reikia turėti omenyje, kad tai buvo carmetis ir, galbūt tiesiog buvo šiek tiek pavojinga šitom visom vertybėm likti pas mus. Ir buvo sugalvotas toksai, sakyčiau, visas detektyvas. Mažais paketėliais, privatiem asmenim į Lenkiją tiesiog šitas visas lobis buvo siunčiamas. O jau tada, žodžiu, Lenkijoje žmonės tą, ką gaudavo, sunešė į Čartoriskio biblioteką Krokuvoje. Ir pamažu šitas visas rinkinys, kuris buvo nupirktas, jisai atsirado Krokuvoje. Ten buvo sujungtas su iš Paryžiaus atkeliavusi kuratorijos dalimi. Ir galiu pasidžiaugti, kad vis tik visas šitas rinkinys jau pilnas, jau ne tik Antano Tiškevičiaus dalis, bet ir ta iš Paryžiaus atkeliavusi, visai yra Lietuvoje. Nes buvo toksai sumanymas, kad reikia surašyti, kas tai yra. Ir tas žmogus, kuris labai daugybę metų aukodamas sveikatą tą darė, tai buvo Jacekas Lipskis. Jisai išleido, parengė katalogą, kuris vadinasi, čia parašyta, kuratorijos archyvas Čartoriskio. Jis ir jo idėjiniai partneriai nusprendė, kad tiesiog, kai jau Vilnius buvo Lenkų rankose ir buvo vėl atkurtas universitetas, tuo metu jau Stepono Batoro vardu, kad visas tas reikalas turi grįžti į Vilnių. Ir tas labai sėkmingai buvo padaryta ir šiandien būtent irgi tokiu pačiu pavadinimu Čartoriskio kuratorijos archyvas
Viską galima rasti Vilniaus universitete. Taip pat man dėl to tikrai yra labai smagu. Ir įdomu tai, kad, na, sakysim, toksai, na, nežinau, šėlioti mėgstantis kolekcionierius, jisai susilaukė begalę simpatijų iš vietinės Vilniaus visuomenės. Ir čia yra citata iš 1897 metų straipsnio, kurį parengė korespondentas atvykęs iš Varšuvos ir ėmė interviu iš paties Tiškevičiaus. Ir tą interviu man pavyko rasti. Ir štai kokia paties, žodžiu, atvykėlio yra nuomonė apie jo pašnekovą. Energingas ir simpatiškas žmogus, jau nusipelnęs, nepaisant savo jauno amžiaus. Tuo metu beje Tiškevičiui buvo 31 metų. Populiari figūra mieste, užkariaujanti vieną simpatiją po kitos. Labai malonus aplinkiniais, giedro veido ir dažnai besišypsantis. Na, žodžiu, imkit ir mylėkit, ar ne? Ir dabar atrodo, na, iš kur tos simpatijos? Vien tik tai, na, vakarėlių ir kažkokių vienos kitos, na, tokio vieno kito dosnumo gesto tarsi tam ir neužtektų, ar ne? Na ir čia galime pradėti kalbėti apie bandeles. Ir man pavyko rasti, beje, irgi šitoje bibliotekoje, tiesiog fantastišką karikatūrą iš 20 amžiaus pradžios ir tikrai, manau, nesunku atspėti, kas šitoks yra pavaizduotas, ne? Kad tai yra tas pats Antanas Tiškevičius ir jums dar nelabai matosi, tačiau ant tų visų duonos gaminių taip ir užrašyta, kad čia yra Tiškevičius pagaminta. Ir iš tikrųjų Tiškevičius ir bandelės turėjo galbūt daugiau bendro, negu galima įsivaizduoti. Ir netgi ta pati rūmų tema su tom bandelėm turėjo labai daug bendro. Nes, kaip ir minėjau, Tiškevičius nusprendė, na, nevykdyti tokio stambaus žemės ūkio, kokio galbūt galėjo vykdyti, jeigu jis būtų įsikūręs Kairėnuose kaip nuolatinį rezidencijoje, bet jisai visas savo pajėgas, visas savo lėšas, viską nukreipė į Vilnių. Labai mylėjo Vilniaus miestą ir sugalvojo verslo planą. Nusprendė, kad su žemės ūkiu neverta labai jau prasidėti, geriau imtis pramonės. Ir jis pasirinko labai konkrečią pramonės sritį, tai yra duonos gaminių gamybą. Ir jisai iš Bžožovskio 1896 metais pačiame Stepono gatvės gale nusipirko fabriką, tuo metu ten buvo toks ganėtinai pramoninis naujas rajonas. Ir jį rekonstravo, perdavė į malūną, perdavė didžiulį duonos gaminių gamyklą ir praktiškai pamažu išpirko vis daugiau tos teritorijos ir dabar, jeigu įsivaizduojate, kur yra stotis, pats galas Stepono gatvės, ar ne, ir dabar yra Stepono devintukas, tai va, grynai kur Stepono devintukas, ten buvo visas šitas jo įkurtas pramoninis rajonas. Tai va, ir jisai ėmėsi tų duonos gaminių verslo ir jau 1902 metais mieste buvo praktiškai 70, jeigu tiksliau tai 68, kiek man pavyko suskaičiuoti, duonos gaminių parduotuvėlės, kurios buvo, na, sakykime, įrengtos pagal tą laiką labai šiuolaikiškai. Visos buvo baltai išdažytos, su vienodais interjerais, labai simpatiškom pardavėjom ir pardavėjais ir buvo labai kokybiški ir svarbiausia nebrangus gaminiai. Tai va, žodžiu, toksai tinklas, toksai kaip duonos gaminių monopolis, sakyčiau, kokia Vilniaus duona dabar, ne? Kažkas tai duotų tikriausiai panašaus. Ir spaudoje apie šitą jo tinklą buvo nuolat kalbama, kadangi, na, bent jau kiek ta spauda sako, kad iki tol pagrindiniai duonos gaminių tiekėjai buvo žydai, kurių, na, krautuvėlės ne visuomet buvo švarios, pradedant purvinais vaikais aplinkojom besisukančiais ir baigiant alkanais šunim. Na, tuo tarpu Tiškevičius pasiūlė visai kitokią produkciją. Ir pavyzdžiui, netgi berods Jundzilas, Savičiaus ligoninės direktorius, jisai labai džiaugiasi, kad Tiškevičius jam už ypatingai mažą kainą, tiesiog, na, jo ligoniams tiekia duonos gaminius ir jų būklė, na, nuo šitų kokybiškų gaminių pastebimai gerėja. Nu, tokia, sakyčiau, tai, na, gera dalis. Va, ir dar galiu pasakyti tokią įdomybę, dėja dabar taip nepavyko rasti iliustracijos, bet kažkada taip atminty iškyla, kad esu mačiusi. Jis dar buvo įkūręs ne tik tai, na, parduotuvėlės, bet ir kavines. Ir viena iš tokių vadinamų cukiernių, kalernių, buvo spėkit kur, gal esat kas nors girdėję. Ogi Gedimino bokšte. Gedimino bokšte. 20 amžiaus pradžioje, man regis, 9 gal buvo. Dabar va taip bijau pameluoti, bet žinau, kad tikrai buvo ir būtent Tiškevičius atidaryta. Veikia, man regis, vos tik keletą metų, nes paskui valdžia susiskrypo, bet matyt, iš tikrųjų gerai ir uždarė. Bet aišku, ne vien tik tai, na, dėl visų šitų savo gaminių jis buvo toks populiarus, nes jis savo tą pramoninį kompleksą jis labai stengiasi išnaudoti miesto labui. Ir vienas iš jo tokių pasiūlymų, kurį beje aptikau spaudoje, buvo tai, kad tiesiog panaudojant tą energiją, kurią gamina jo karinis malūnas, būtų galima bent jau pagrindinės ir arčiausiai galbūt esančias miesto gatves apšviesti elektrą.
Ar buvo įgyvendintas tas jo projektas, tai taip ir neaišku, bet užmojis visai neblogas. Be viso to jisai turėjo labai daug nuosavybės ne tik Stepono gatvės kvartale ar apskritai aplink Vilniaus miestą, bet ir pačiame Vilniaus mieste. Pavyzdžiui, netoli Lukiškių aikštės, prie Gedimino prospekto. Ir čia man pavyko Lietuvos istorijos archyve rasti tokį labai įdomų planelį. Čia yra skvero projektas su tvenkiniu. Ir kad geriau įsivaizduoti, čia yra 20 amžiaus pradžios šitos miesto dalies planas, tai maždaug būtų kažkur, kaip aš įsivaizduoju, Tauro kalno papėdė, kažkur šita vieta. Tai buvo sumanyta, žodžiu, toksai didžiulis tvenkinys ir bent jau, kaip rašo kiti autoriai, kad jau be šito tvenkinio jau ten buvo įveistas parkas su žolynais, su gėlynais ir panašiai. Ir viskas tas buvo padaryta jo paties lėšomis ir tai nebuvo kažkoks toks, uždaras vien tik savo reikmėms skirtas kažkoks tai, teritorinis vienetas. Tai iš tikrųjų buvo skirta miesto žmonėms. Bet kas galėjo ateiti, ir tiesiog ten praleisti laiką. Ir gretimas beje sklypas priklausė jau pačiam Vilniaus miestui ir buvo netgi daromas projektas, bet dėja neįgyvendintas, kad tiesiog jau iš miesto sklypo padaryti laiptelius, kad būtų patogiau, žodžiu, lankytojams apsilankyti Tiškevičiaus sklype. Tai va toks, žodžiu, įdomus dalykas, bet paskui ten, žodžiu, lėšos ir visa kita, tas dalykas buvo pamirštas. Va. Ir dar paskui, man regis, buvo jo planas irgi įrengti aplink Lukiškių aikštę keletą alėjų medžiais apsodintų, tokių, bet irgi ne iki galo įgyvendinta, žodžiu. Toks, labai daug miestui duodantis žmogus. Ir dar žinau, kad jis net neretai išskirdavo tiesiog atskirus prekybai tinkamus plotus aikštėse, turgaus ir panašiai, kurie jam priklausė, arba už dyką, arba už visiškai minimalų nuomos mokestį, tiesiog, kad krautuvininkai ten steigos. Tai žodžiu, jis toks buvo, labai tikrai geranoriškas žmogus. Ir iš tikrųjų, turint omeny šitus visus jo darbus, nieko keisto, kad tas pats Vincentas Kosekievičius, tai yra tas korespondentas atvykęs iš Varšuvos, jisai pasakė tokius žodžius. Jo Tiškevičiaus ypatingas bruožas tas, kad jis myli savo Vilnių, čia nuolat gyvena ir pats sako, kad jai tik nėra būtina, niekur į užsienį nevyksta. Tai man atrodo, jau pražiau tikriausiai apibūdinti žmogaus, kuris visą savo laiką ir visas lėšas skiria savo miestui, tikriausiai apibūdinti taip neįmanoma. Ir dabar atrodo viskas sekasi, ar ne? Dar nepaminėjau, kad santuokoje gimsta 2 vaikai, duktė Marija ir sūnus Mykolas. Su šeima, kiek žinau, su žmona, kiek žinau, santykiai puikus, atrodo ir turtai yra, ir namai yra, ir tos veiklos pilna. Ir staiga 1909 metai. Rūmai, dabartinė rašytojų sąjunga, parduodami iš Varžytinių Oginskio. Tais pačiais metais bankas už skolas nusavina ir Kairėnus. Kasgi atsitinka, ar ne? Atrodo kažkoks toks, tragiškas dalykas, tragiški įvykiai. Ir versijų, kas galėjo atsitikti, yra ne viena ir aš manau, kad gali būti taip, kad jis tiesiog galėjo įsivelti į kažkokius tai neaiškius finansinius nekilnojamo turto reikalus. Yra tokių spaudoje truputėlį žinučių, bet iki galo nėra aišku, kas tiksliai. Kitas dalykas, bent jau kiek archyve pavyko sužinoti, kad pačioje 20 amžiaus pradžioje, regis 1903 ir 1904 metais, toje didžiulėje jo fabrikų teritorijoje kilo gaisras ir visai nemenkas gaisras. Ir jis galėjo ir finansiškai buvo pajėgus atstatyti, bet aplinkiniai gyventojai, pradėjo paprastai tariant šiauštis, kad tai yra absurdiškas planas, kad miesto valdžia turi neleisti jam to padaryti, kadangi nuolatinis triukšmas, langų neįmanoma atidaryti, žodžiu, suodžiai, baisu, gyventi neįmanoma, jokių fabrikų atstatymų. Didžioji dalis tų prieštaraujančių buvo žydų verslininkai. Tai gali pasugalvoti, kad čia irgi tokia truputį konkurenciniai yra dalykai. Galbūt dar yra kažkokios, nežinau, ekonominės priežastys, gal kažkas nepasisekė, kažkokios investicijos, kažkas tokio. Bet žodžiu, tas toksai krakas, jisai vyksta maždaug apie 9 metus. Ir dabar, jeigu čia rūmai parduodami, ar ne, Kairėnų irgi nebelieka, tai kurgi su visu savo geru, su visa šeima, su visom kolekcijom ir panašiai grafas išsinežina. Ir man tai buvo vienas iš tokių įdomiausių klausimų. Ir vėlgi čia truputėlį pasufleravo Sofija Podolska, tai yra jo dukterėčia, pasakiusi, kad grafas didžiuliai nuostabai ir iš karto tokia konfrontacija tiem visiems šaukiantiem, kad fabrikų teritorijoje gyventi yra neįmanoma. Jisai išsikrausto su visų savo turtu ne kur kitur, o būtent į tą savo įkurto fabrikų kvartalą. Ir dabar, kur tai buvo? Kur buvo ta vieta, kur jis gyveno? Nes pasak dukterėčios, tai gyveno jis gana neblogai toj vietoje. Jisai perdarė vieną iš buvusių mūrinių savo paties pastatytų pastatų į tokius, labai šiuolaikiškus įdomius rūmus.
kadangi tam gana naujam pastate tilpo visa jo senienų kolekcija ir netgi tie patys Vilniaus mokslo ir meno muziejaus draugijos susirinkimai labai sėkmingai iš Korvin-Milevskio rūmų persikeldavo tenai. Žodžiu, tai buvo tikrai tokia vieta, kur iš tikrųjų, na, bent iš to, ką teko skaityti, susidaro įspūdis, kad įmanoma buvo ten gyventi. Ir tikrai nei čia dulkių, nei čia kampio. Nu, galbūt karstas, gal nebuvo kitos išeities, gal, nežinau. Bet aš pabandžiau identifikuoti maždaug, kur tie rūmai galėjo būti, kaip jie atrodė. Deja, visiškai nieko, nei interjero nuotraukų, nieko nepavyko rasti. Tai va čia yra, jeigu kas įsivaizduos, raudonai pažymėta yra Stepono gatvė, stoties iki, ne? Ir va tas visas nuo Stepono gatvės iki Mindaugo gatvės šitas visas galas, kur kažkada buvo seniau Stepono gatvės turgus senais laikais, dabar ten, man rodo, garažai išstatyti ar kažkas tai tokio, tai visas tas galas, kaip ir minėjau, kur Stepono devintukas, tai visa šita teritorija priklausė jam ir jis ten išsikėlė su visom savo gerybėm. Čia pavyko archyve rasti, jie turėjo ten keletą sklypų, tai vat vieno iš sklypų nuotrauka, čia po apačiai iki Stepono gatvė. Jeigu taip įsivaizduojate, pats galas. Ir bėda ta yra iš tikrųjų, kad visi šitie planai, kuriuos aš radau, jie yra iki 1909 metų. Ir jeigu buvo vykdytos kažkokios tai rekonstrukcijos, kuomet jau galėjo būti galbūt ant planų užrašyta, kad na, tai yra gyvenamasis namas ar kažkas tai tokio, na tai to dar nėra. Nes visa kas yra parašyta, visi tie identifikavimai, tai jie, na, leidžia pasakyti tik tai, kad yra tokios, na, grynai pramoninės paskirties pastatai. Ir geriausiu atveju kažkoks gyvenamasis namas, kuris po kelių metų pavirsta kontora ir panašiai, tai tarsi, na, savaime tarsi atkrenta versija, kad čia galėjo būti rūmai ir panašiai. Bet sakau, trūksta kelių metų dokumentų, kad, na, būtų galima identifikuoti tiksliai. Čia yra keletas pastatų projektų, gana ankstyvų, dar 19 pačios pabaigos, 20 pačios pradžios, tų pastatų, kurie buvo numatyti, nežinau, ar tikrai buvo pastatyti, bet buvo numatyti, kad stovės šitoje teritorijoje. Kaip pramoninė architektūrai, beje, manau, visai neblogai. Rodo? Ir dabar kas šitoj, dar čia vat yra tokių spėjimų, beje, yra išlikę Vilniaus gatvių ir namų adresynai. Ir ten yra nurodyta, kad grafas Antanas Tiškevičius, pavyzdžiui, 1912 metais, gyvena Švento Stepono gatvėje 31. Atrodo, viskas labai aišku, ar ne? Tai ko čia daugiau ieškoti? Nueini šiandien Stepono gatvėje 31, ar ne? Ir yra tyrinėtojų, kurie teigia, kad grafas gyvena su šeima būtent čia. Tačiau aš nesu linkusi su šitą nuomonę sutikti, arba bent jau ją reikėtų kur kas atidžiau tikrinti, vien dėl to, kad tikrai kelis kartus, ypatingai tarpukaryje, keitėsi namų numeracija. Ir tas, kas buvo galbūt 31, dabar galbūt yra 29 ir taip toliau. Tai vėlgi, sakau, tokie, vat, na, toksai blaškymasis. Taip, čia yra projektas Stepono devintuko, kaip tik toj teritorijoje, kurioje stovėjo visi Tiškevičiaus garo malūnai ir visi kiti dalykai. Va, čia tas toksai rudu stovų pastatėlis, tai buvo kontora, ten jeigu matėte, jeigu atkreipė dėmesį, ankstesniam planutėje buvo. Kai ką beje, šitie statytojai išsaugojo iš to, kas buvo likę, bet esmė tame, kad nereikia ant jų burbėti, kad neva jie sugadino paveldą ar kažką panašaus, nes man regis tos statybos vyko prieš gal 10 metų pradėtos. Ir štai, ką jie rado, atėjo į tą teritoriją, ten praktiškai nieko nebebuvo likę. O nebuvo likę todėl, kad 44 metais praktiškai visa šita teritorija, kaip pramoninė, pavojinga karo metais, buvo išsprogdinta. Tai va, ir čia yra Bulgovo 44 metų nuotrauka iš Stepono gatvės ir aš manau, kad tai yra ne kas kitos, o būtent šita vieta, vienas galbūt iš Tiškevičių priklausiusių pastatų. Tai, na, iš tos teritorijoje, iš tų pastatų, kurie šičia buvo, praktiškai nieko neliko. Ir tai, kas dar buvo pasilikę, buvo integruota šiuolaikinės statybos. Tai va, jeigu ten, nežinau, rastumėt būdą įlysti kiemą, tai tikriausiai pastebėtumėt, kad ten padarė ir kotedžus, ir butukus, ir panašiai. Iš to, kur kažkada dirbo Tiškevičiaus darbininkai ir galbūt kažkur jisai pats gyveno. Ir dabar, regis, na, kaip ir viskas susitvarkė, ar ne, kad kolekcijos perkeltos, gal su pinigėliais ir, na, šiek tiek striuką galima numanyti, ar ne? Bet atrodo, gyventi yra įmanoma, bet atsitinka labai tragiškas įvykis, kuris palietė tikrai, na, visuotinai tiek aristokratiją, tiek paprastus gyventojus. Tai yra Pirmas pasaulinis karas. Ir, na, čia neišvengiamai, kas bėga į vieną pusę, kas bėga į kitą pusę.
Bet žinoma tai, kad 15 metais Tiškevičius tiesiog neatlygintinai, grinai iš savo lėšų, savo gaunamų ir gaminamų maisto produktų šelpė miestiečius. Tiesiog maitino badaujančius gatvės ir panašiai. Tai toks labai gražus gestas. Tačiau matyt vėliau padėtis šiek tiek pasikeičia ir 20 metais kartu su daugybė kitų aristokratų jis susikrauna didžiąją dalį savo svarbiausių vertingiausių daiktų ir kartu su žmona ir mažais vaikais patraukia Varšuvos pusę. Ir lemtinga yra tai, kad nuvažiavęs vos keletą kilometrų jisai apsisuka. Jisai išlipa iš traukinio, sėda į vežimą, kažką panašaus, ir atsisveikina su šeima, tiesiog pasuka į priešingą pusę ir grįžta į vėl, nes reikia miestui jo, jis taip bent jau mano, bent jau taip teigia jo dukterėčia. O šeima visai išvažiuoja į Varšuvą. Ir tai aišku yra jų, sakyčiau, toksai sėkmingas sprendimas. Tuo tarpu Antanui Tiškevičiui pasiseka mažiau, nes praktiškai jis grįžęs iš karto papuola į okupantų rankas, tuo metu Vilniuje dar buvo bolševikai, ir keletą mėnesių jis praleidžia Lukiškėse su kitais nelaimėliais. Ir paskui yra išvežamas Minsko kryptimi. Tai iš tikrųjų toksai paradoksas, kad išvežamas iš ten, kur praktiškai buvo jo paties namai. Sakyčiau, gana toks tragiškas dalykas. Ir to laiko tų įvykių amžininkas Edvardas Vainilovičius taip kalba. Jie man pasakoja apie grafo Antano Tiškevičiaus suėmimą Vilniuje ir jo išvežimą prieš atiduodant miestą į lietuvių rankas. Išsivežė jį į Minską, kur laikė mano sesers Ostrogickos namų Rūsyje. Kai iš Vilniaus atvyko darbininkų atstovai, reikalaudami Tiškevičių išlaisvinti, šie buvo įkišti į požemius, o Tiškevičius išvežtas į Rusijos gilų. Minske 2000 asmenų buvo paskelbtas mirties nuosprendis. Ir nuo to laiko apie grafą Antaną Tiškevičių praktiškai nebuvo visiškai jokių žinių. Ir po kelių mėnesių spaudoje jau pasirodo labai trumpa žinutė, kuris skambėtų taip. Antanas Tiškevičius, aprūpintas švenčiausiais sakramentais, iškeliavo pas Dievą 1920 m. gruodžio 23 d. 54 savo gyvenimo metais bolševikų nelaisvėje Maskvoje, kur buvo laikinai palaidotas. Mišios už jo sielos ramybę vyks balandžio 22 d. katedroje 10:11 ryte. Apie ką praneša artimieji, draugai ir pažįstami, skendintys giliausiame liūdesy. Praneša žmona ir draugai. Ir liūdniausia yra tai, kad iš tikrųjų Vilniaus grafo kūnas niekada į Vilnių taip ir nebegrįžo. Tiek. Ačiū už dėmesį. Nepasakiau, koks likimas buvo šeimos, ar ne? Tai man irgi buvo labai įdomu, nes irgi nieko nebuvo žinoma. Tai iš tikrųjų tas sprendimas išvažiuoti jiems išgelbėjo gyvybes. Jie paskui, kai jau Vilnius perėjo į Lenkų rankas, jie grįžo ir beje gyveno ten pat, kur gyveno su vyru iki tol, gyveno toje pačioje Stepono gatvėje iki pat Antrojo pasaulinio karo. Ir paskui išvyko visi, man regis, ar į Varšuvą, ar į Krokuvą, bijau pameluoti, ir palikuonis gyvena Kanadoje iki šiol. Jam pavyko išsigelbėti. Bet išvyko Antrojo pasaulinio karo? Taip. Nes paskui jie, kadangi pirmą kartą išvyko tais 20 metais ir paskui regis 23 metais jau grįžo ir duktė jau Antano Tiškevičiaus pakėsi Vilniuje. Už Zyberį. Sakykit, kokį giminystės ryšiai šitų Tiškevičių, kurie pardavė šitos rūmus su Antanu Tiškevičiu? Būtų tikriausiai antros eilės pusbroliai, man atrodo. Nes čia yra Biržiškių šaka, o čia jau yra Talentvario šaka. Dabar bijau pameluoti, Mykolas Tiškevičius ir Juozapas Tiškevičius, man regis, buvo pusbroliai, tai vaikai tada po antros eilės išeina. Jie tikrai vieni apie kitus turėjo puikiai žinoti. Nu taip, visi, sakau, susitelkė čia ir Trakų gatvėje, tokios dvi koncentracijos vietos. Dar gal yra klausimų? Aiste, aš bibliotekos vardu tikrai labai noriu padėkoti mūsų visų už unikalią paskaitą ir kad ši paskaita leido dar geriau pažinti mūsų mylimą miestą Vilnių, už tokią kasdienybės istoriją ir žinau, kad tau labai patinka įminti įvairias mįsles ir galbūt, kai jau ištyrinėsi grafus Tiškevičius, galbūt leisiesi į Trirankio Kazimiero mįslę. Ačiū labai.